Pasaka, kaip Mesis sutiko Bartą. Senas šuo Bartas ilgai gyveno su savo šeima. Visi šeimos nariai labai mylėjo Bartą. Ne kartą jis apgynė savo šeimininkus, tiek nuo didelių, tiek nuo mažų šunų, kurie eidami gatve grėsmingai lodavo. Namuose net nebūtum pasakęs, kad gyvena šuo. Bartas buvo tvarkingas ir savarankiškas. Jis buvo tikras namų sargas, bet taip pat ir meilė, gyvenusi kartu su šeima. Vieną dieną šeima nusprendė, kad Bartui reikia draugo, todėl iš prieglaudos parsivežė mažą šuniuką Mesį. Vos pamačiusi Mesį, mama nusišypsojo. Atrodė, lyg tą akimirką trumpam sustojo. Ji jau žinojo, šis mažylis taps jų šeimos draugu. Mama žvilgtelėjo į vyrą. Iš jo žibančių akių jis suprato, kad jų širdis sako tą patį. Mesis bus jų šeimos dalimi. Ji švelniai paėmė šuniuką ant rankų ir priglaudė prie savęs. Šeima iškeliavo namo, o kartu su jais ir naujas mažylis, kurio namuose nekantriai laukė berniukas. Bartas dar nežinojo apie naująjį draugą, bet vos pamatęs grįžtančius šeimininkus su mažu baltu kamuoliuku, jis viską suprato. Namuose bus dar daugiau meilės. Bartas pažvelgė į Mesį. Jis matė, kaip mažylis pribėga prie berniuko, džiaugsmingai vizgina uodegą ir šokinėja iš laimės. Bartas taip pat apsidžiaugė, tačiau kol kas stebėjo Mesį iš tolo. Jis buvo didelis šuo ir nenorėjo išgąsdinti mažylio. Tačiau Mesis pamatęs Bartą dar labiau apsidžiaugė. Jis ėmė bėgioti ratus aplink jį. Mesis augo prieglaudoje, todėl kiti gyvūnai jam nebuvo baisūs. Mesis buvo labai energingas šuo. Jis nuolat lakstydavo po namus, grauždavo įvairius daiktus ir dažnai neklausydavo savo naujųjų šeimos narių. Kol mama gamindavo maistą, Mesis visada tupėdavo šalia ir tyliai ją stebėdavo. Šuniukas buvo mažas, baltu, minkštu kailiuku, trumpomis kojelėmis ir smalsiomis, tamsiomis akytėmis. Mama vis pažvelgdavo į Mesį ir negalėdavo atitraukti nuo jo akių. Kartais ji taip įsižiūrėdavo į jį, kad visai pamirždavo apie verdantį puodą. Šuo Bartas stebėdavo savo naująjį draugą, kai jis versdavo namus aukštyn kojomis. Bartas suprato, kad jam reikia būti geru vyresniuoju broliu, padėti Mesiui ir išmokyti jį tinkamo elgesio. Bartas buvo kantrus mokytojas. Seno šuns širdyje gyveno ramybė ir kantrybė, o tai neleido jam pasiduoti, kai Mesio dar mažo šuniuko noras šėlti imdavo viršų. Kiekvieną dieną Bartas vesdavosi Mesį į lauką, kur jie kartu vaikščiodavo ir žaisdavo. Jis parodė mažyliui, kaip elgtis lauke, neištrypiant augalų ir negąsdinant kitų gyvūnų. Jis mokė broliuką žaisti tik su žaisliukais ir kamuoliukais, o kitus daiktus palikti ramybėje. Bartas, būdamas geru vyresniuoju broliu, išmokė Mesį paklusti komandoms. Jie kartu mokėsi sėdėti, gulėti ir vykdyti kitas komandas. Po truputį Bartui pavyko išmokyti Mesį tinkamo elgesio. Dėl Barto kantrybės ir meilės Mesis palaipsniui tapo geru ir paklusniu šuniuku, kurį pamilo visi šeimos nariai. Nors Mesis buvo dar mažas ir kartais labai išdykęs, jo širdelė buvo pilna gerumo. Jis labai mylėjo savo šeimą, o labiausiai vyresnįjį brolį Bartą, kuris jam skyrė tiek daug laiko ir dėmesio. Mesis dažnai pritūpdavo šalia Barto ir klausydavosi jo pasakojimų. Bartas su šypsena prisimindavo laikus, kai pats buvo jaunas šunytis ir kvatodamas pasakodavo apie savo iškrėstą šunybės. Šunys krečia šunybės? Juokinga? Klausydamas šių istorijų, Mesis vis kvatodavo ir nė akimirkai nenustodavo vizginti uodegėlės. Mesis buvo toks geras ir mielas,
kad kiekvienas jį pamatęs nusišypsodavo. Net niūriomis dienomis jis sugebėdavo į namus atnešti šviesos. Mažasis šuniukas tapo tikru šeimos džiaugsmu. Tuo, kuris primena, kad meilė, kantrybė ir buvimas šalia daro stebuklus. Kai esi mylimas ir palaikomas, ne tik gyvūnai, bet ir žmonės atsiskleidžia visų gražumu. Žydi lyg pačios gražiausios pasaulio gėlės. Tad palaikykime ir rūpinkimės vieni kitais. Na štai, atėjo pasakos pabaiga. Vaikai, ar džiaugiatės, kad Mesis atrado tokią mylinčią šeimą? O dar tokį gerą ir kantrų brolį, kuris išmokė jį elgtis tinkamai. Mums ši istorija labai patiko. Klausėmės jos atidžiai. O kaip sekėsi jums? Pasitikrinkime. Išgirskite 8 klausimus, pasižymėkite jūsų manimų teisingus atsakymus, o po to visi kartu juos pasitikrinsime. Pirmas klausimas. Nuo ko Bartas apgynė savo šeimininkus? A. Nuo paukščių, kurie garsiai čiulbėjo. B. Nuo didelių ir mažų šunų, kurie eidami gatve grėsmingai lojo. C. Nuo kačių, kurios bėgo per kiemą. Antras klausimas. Kodėl šeima nusprendė parsivežti naują šuniuką? A. Nes norėjo, kad Bartas turėtų draugą. B. Nes šeima norėjo dar vieno namų sargo. C. Šuniukas neturėjo namų ir pats surado šią šeimą. Trečias klausimas. Kaip mama suprato, kad tėtis galvoja tą patį ir pritarė, jog Mesis bus jų šeimos augintinis? A. Iš tėčio žodžių. B. Iš tėčio žibančių akių. C. Iš tėčio galvos linktelėjimo. Ketvirtas klausimas. Kaip Bartas reagavo, kai šeimos nariai parsivežė Mesį? A. Jis supyko ir pradėjo loti. B. Jis apsidžiaugė, bet stebėjo Mesį iš tolo. C. Jis pabėgo ir pasislėpė. Penktas klausimas. Ką Bartas suprato stebėdamas Mesį? A. Kad Mesis viską moka pats. B. Kad Mesiui reikia pagalbos ir jį reikia išmokyti gražiai elgtis. C. Kad Mesis nenori turėti draugų. Šeštas klausimas. Ką Bartas su Mesiu veikdavo kiekvieną dieną? A. Grauždavo daiktus. B. Jie slėpdavosi nuo kitų gyvūnų. C. Jie kartu eidavo į lauką, vaikščiodavo ir žaisdavo. Septintas klausimas. Ko Mesis išmoko iš Barto? A. Žaisti tik su žaisliukais ir kamoliukais bei gražiai elgtis lauke. B. Bėgioti po namus ir ieškoti ėdalo. C. Gąsdinti kitus gyvūnus. Aštuntas klausimas. Kaip baigėsi Barto ir Mesio istorija? A. Jie gyveno atskirai. B. Jie tapo tikrais draugais ir džiaugėsi būdami kartu. C. Jie visada ginčijosi. Ką tik pažymėjote paskutinio klausimo atsakymą. Dabar laikas grįžti į pradžią ir pasitikrinti, ar jūsų atsakymai buvo teisingi. Taigi, pradėkime nuo pirmo klausimo. Pirmas klausimas. Nuo ko Bartas apgynė savo šeimininkus? Teisingas atsakymas B. Nuo didelių ir mažų šunų, kurie eidami gatve grėsmingai lojo. Antras klausimas. Kodėl šeima nusprendė parsivežti naują šuniuką? Teisingas atsakymas A. Nes norėjo, kad Bartas turėtų draugą. Trečias klausimas. Kaip mama suprato, kad tėtis galvoja tą patį ir pritarė, jog Mesis bus jų šeimos augintinis? Teisingas atsakymas B.
iš tėčio žibančių akių. 4 klausimas. Kaip Bartas reagavo, kai šeimos nariai parsivežė Mesį? Teisingas atsakymas B. Jis apsidžiaugė, bet stebėjo Mesį iš tolo. 5 klausimas. Ką Bartas suprato stebėdamas Mesį? Teisingas atsakymas B. Kad Mesiui reikia pagalbos ir jį reikia išmokyti gražiai elgtis. 6 klausimas. Ką Bartas su Mesiu veikdavo kiekvieną dieną? Teisingas atsakymas C. Jie eidavo kartu į lauką, vaikščiodavo ir žaisdavo. 7 klausimas. Kuo Mesis išmoko iš Barto? Teisingas atsakymas A. Žaisti tik su žaisliukais ir kamoliukais bei gražiai elgtis lauke. 8 klausimas. Kaip baigėsi Barto ir Mesio istorija? Teisingas atsakymas B. Jie tapo tikrais draugais ir džiaugėsi būdami kartu. Šaunuoliai, puikiai pasidarbavote. O mes atsisveikiname iki kitų pasakų ir pamokėlių.